Kažkada mačiau vieną video, kuris man labai surezonavo. Dabar noriu pasidalinti šiomis mintimis ir su tavimi. Įsiklausyk. Kai mes kas rytą pabundame, kažkas daugiau niekada neatmerks akių. Kai skundžiamės, kad turime eiti pėsčiomis, kažkas niekada nebežengs nė žingsnį. Kol laikome sveikatą savaime suprantamų dalykų, kažkas svajoja ją susigrąžinti. Kol esame nepatenkinti savo maistu, kažkas užmiega tiesiog alkanas. Kol skundžiamės darbu ir laukime savaitgalio, kažkas meldžiasi, kad galėtų nugyventi bent vieną dieną taip. Kol dejuojame dėl mažų namų, kažkas net neturi stogo virš galvos. Kol nerimaujame dėl savo amžiaus, kažkas atiduotų viską, kad galėtų dar kartą nugyventi šitos metus. Kai esame nepatenkinti, pasimetame ir tampame liūdnais. Ir tai yra tiesa. Pamiršę dėkingumą, prarandame laimę. Tai kodėl šiandien nepadėkojus šaltiniui, visatai už gyvybę, už visas patirtis, dovanas ir už dar vieną gražią dieną. Jei šis video palietė tavo širdį, pasidalink su tais, kuriems ši žinutė taip pat gali atnešti dėkingumo akimirką. Ir parašyk komentaruose, už ką dėkoji tu. Ir dar, jei tau patinka turinys apie sąmoningumą ir asmeninį augimą, kviečiu mane pasiekti. Siunčiu tau šviesos.